Kaip jūs manote, ar visata turėjo savo pradžią? Galvoju, kad taip. Kaip jūs manote? Nu, aš taip galvoju, jaučiu. Realiai tai nežinau, bet taip jaučiu. O kažkokių argumentų neturite? Konkrečių ne. O manote, jeigu jinai turėjo pradžią ir jinai turėjo savo pabaigą? Galvoju, kad turės. Kaip jūs manote, ar visata turėjo savo pradžią? Nu, taip, turbūt taip. Kaip jūs taip manote? Skaičiau kažkur, sprogimas buvo prieš tai. Po to prasidėjo nuo sprogimo. O kas buvo prieš sprogimą? Neįsivaizduoju. Tai kaip ir gaunasi, kad atsirado visata iš niekur? Neįsivaizduoju. Turbūt. Kaip manote apie visatos pabaigą? Ar tokia bus? Manau, tai. Tai kažkada bus pradžia, kažkada bus pabaiga ir prieš pradžią nieko nebus, o po pabaigos kažkas bus, nebus. Jeigu nebuvo prieš pradžią, tai nebus ir po pabaigos. Ar manote, kad visata turėjo savo pradžią? Taip. Ar manote, kad kažkas buvo prieš tą pradžią? Nesu tikras. Sunkus klausimas ten. Nežinau, tikrai nežinau. Šito nežinau. Na, nežinau, iš niekur kaip ir negali atsirasti, bet tai kuo remsiesi, ar mokslu, ar tikėjimais, religija, nežinau. Turbūt sunku žmonėms suprasti tą didį sprogimą, paprastai sakant, kas tai galėjo vykti prieš tai. Ar manote, kad viską galima atsakyti su eksperimentais? Ne. Ar mokslas gali atsakyti visus žmonės? Nemanau, kad viską gali atsakyti mokslas. O kodėl taip manote? Yra nepanaškinų dalykų. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, kas anksčiau atsirado prieš visatą, prieš didį sprogimą? Kokios medžiagos buvo? Bet šiaip tais yra kaip ir teiginių, kaip kas... Kas buvo prieš didį sprogimą, kokios medžiagos? Na, mes nelabai tokią formatą. Tai mokslas dar neįsiaiškino? Aš manyčiau, kad išsiaiškino, bet... Tai kas buvo? Mes jūsų klausime, jūsų nuomonės. Man tai patinka, pavyzdžiui, kai dabar sako, tenais atrado kažkokią kometą, ne kometą, o žvaigždę kažkokią, už daug tūkstančių metų ir šimtmečio. Ir kaip įrodyti? Čia nežinai vandenynai, net nežinai, kas yra vandenynas. O čia paima kažkoks mokslininkas, belė ką pasako, kas už tūkstančių šviesmečių atsirado kažkur planetą ar dar kažkas. Kaip įrodyti? O kodėl manote, kad jisai tiesiog kaip įrodyti? Tik tu negali pačiupinėti. Čia belė kokio žmogaus fantazija. Nes prieš 500 mokslas vienaip mąstė, dabar mokslas mąsto kitaip. Dar po 500 metų mokslas vėl kitaip mąstys. Taip yra visokie teleskopai, ar jais netikite? Tikiu, bet, ta prasme, dabar ieško dar vienos planetos, ne? Žinot, kad ieško planetos? 9 ten tos aplinko. Tai va, tu net nežinai, Saulės sistemai mes nežinom, kas dar yra. O mes jau žinom, kas yra visatoje. Gerai, ačiū labai prieš didį sprogimą. O kas? Tas. Kas būtent omenyje? Kas prieš didį sprogimą? Tai kokios nors medžiagos, materijos ar kažkas panašaus? Medžiagos. O gal turite kažkokias kaip mintyje, kas galėjo būti? Ne. Tai ar visada turėjo pradžią, ne? Taip. Kaip ir visada jinai turėjo pradžią? Jinai iš kažkur vis tiek turėjo atsiras, jinai iš niekur neatsirado kaip dulkė. Turėjo kažkas įvykti, kažkoks principas, kažkoks įvykis ir jinai kaip ir turėjo atsirasti. Ar ne? O kodėl taip manot? Logika? Ne dilemos, o logika paprastai, kad turėjo jinai iš kažkur atsiras, kažkas turėjo įvykti, kažkas turi būti. O kaip jums atrodo, kas tas kažkas galėjo būti? Nežinau, sprogimas, pavyzdėjimas, gal kažkieno koksai aukštesnės dievybės. Ir toksai jau. O tas kažkas turėjo turėti pradžią, ar jis galėjo atsirasti iš niekur? Čia jau sudėtingiau, čia jau gal ir iš niekur atsirado, gal ir iš niekur. Tai, nežinau. O kaip jūs matote, ar visata turėjo pradžią? Ką sakėt? Ar visata turėjo pradžią? Gal ir turėjo, kas ten žino.